Sveiki gyvi. Atvažiavom nufilmuoti dar vieną objektuką. Gan senai mes jį su Deiviu pasibaigėm, bet filmuodamas pabandysiu prisiminti, ką mes čia nuveikėm. Tai iškart parodau tokią panoraminę svetainę. Taip, mes kabinom čia gipskartinio lubas, darėm paslėptus apšvietimus, darėm šitą gražų į dekorą, montavom palangės, pertvaras, priglaistomus difuzorius, glaistėm dažėm žinoma. Ir pradėsim gal nuo kambariukų. Tai, kai visą laiką viskas pas mumis skirta šešėlinė siūlė, čia galim parodyti, gipsinės sienos irgi atskirtos, langai irgi atskirti, nišos viduje irgi atskirta, viskas dega gražu, spalva tokia pilkšva šiek tiek, bet mes jo labai dažnai dažom. Čia koridoriukas irgi padarėm iš šitos pusės siennikę gipsinę ir iš šitos. Čia gaunasi taip lygiai nueina baldas, o čia su stumdomom durim. Čia irgi iš karto nusivedam šiek tiek žemiau, atrodo, kad spinta žemesnė šiek tiek gaunasi, bet ta šešėlinė siūlė niekur nedingsta ir taip labai dailiai atrodo. Tai visur taip darom. Televizorius tai čia įspūdingo dydžio. Čia kambarys irgi L raidė paslėptas apšvietimas. Čia visur irgi paslėptas. Užuolaidos automatinės. Po to įjungsim, parodysim, kaip veikia. Su dekoru gražiai čia viską irgi atskiriam ir taip mes jį nusivedėm, kad jis taip užeitų, tai labai gražiai gavosi. Po to einam į vonios kambarį. Tai gražios plytelės tokios, siena čia šviesi. Fainai, kad atitaikė stalviršį, atrodo, kad lygiai tokia pati kaip plytelė. Čia padarėm lubas ir paslėptą apšvietimą aplinkui visą vonią. Tai eina net dušo zoną įeina ir taip gražiai aplinkui apeina. Čia pastatėm sienelę, nišą su leduku. Latakas taip kaip mums patinka, be jokių pjūvių papildomų. Kambarys irgi su paslėptu. Ir kam beliko garažas. Tai iškart krenta į akis grindis. Ne mes darėm, net nežinau kas darė. Bet labai fainai. Mes čia padarėm Armstrongo lubas, tai čia kaktelę paleidom biškį, nes rekuperacinė sistema tai reikėjo paleisti. Jau kai atėjom, tai buvo struktūra padaryta, sienos, tai mums reikėjo pastatyti pertvaras ir padarėm irgi tokį dekoriuką, atskyrėm, kad neištepliuot šitų sienų ir viskas gavosi labai dailiai. Čia dar tokia kaip darbinė patalpa. Irgi padarėm sienelės tokias. Tenai visokie agregatai. Ten skalbimo zona. Ir Armstrongas. Tai toks gražus, fainas namas. Labai gyvai iš vis atrodo įspūdingai. Einam parodysim, kaip užuolaidos susidarinėja.